Sveiki, mėlyjei, tikiuosi mėgaujatės paskutinėmis šitos gražios vasaros dienomis, jos vėjų, lietumi ir temperatūra. Ačiū vasarai, pažiūrėsim, kaip seksis rudeniui. Laukiam naujo sezono. O šiandien apie Jungtinių Amerikos valstijų imperiją. Apie Jungtinių Amerikos valstijų imperiją ir kodėl jinai negali leisti Ukrainai pralaimėti. Nes Ukrainos atvejais puikiai atskleidžia, kaip funkcionuoja Jungtinių Amerikos valstijų imperija ir su kokiamis rizikomis jinai susiduria spręsdama tokius konfliktus kaip Ukraina ir kodėl Ukrainos jinai parduoti negali. Kas be būtų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Ar Trumpas, ar Bidenas. Nes aš noriu atkreipdėmėsi, kad apie Bideną buvo lygiai taip pat kalbama, kad žiūrėk, tuoj iš čia pardavė, ginklų neduoda, viskas blogai ir Ukraina 3 metus pasilaikė. Tai žinot. Bet pradžioj kelios mintis, labai keli užfiksavimai apie tai, kas vyksta vidaus politikoje ir koalicijoje. Koaliciją mes plačiam kontekste aptarsim, kai jinai bus sudaryta. Čia dar klausimas, nes ten valsčius yra, tokie višta be galvos. Socialdemokratam bus labai daug problemų su jais sutarti, jiem reikės kiekvienam posto. Ir sėkmės, aš labai norėsiu pamatyti, kaip reikės Valiui Ąžuolui ginti koaliciją, kaip Gaižauskui reikės įrodinėti, kad viskas yra puikiai, funkcionuoja valstybėje, kame ir panašius dalykus. Tai vienas prasčiausių man dalykų, kai politikai iš opozicijos tampa valdžia ir staiga viskas gerai čia. Bet čia kita diskusija, viską mes tai aptarsime su jumis. Aš tiesiog noriu, kad mes užfiksuotumėm kelis dalykus, kurie yra svarbus ateities mūsų procesam, nes tai, kas vyks ateityje politikoje. Vardan Lietuvos pozicija. Vardan Lietuvos žaidžia labai gerą žaidimą, vėlgi, ir aš noriu, kad jūs tai užfiksuotumėt. Kaip Vardan Lietuvos pardavinėja naratyvą, kad jie niekada negalėjo dirbti su Nemuno aušra. Kaip? Pradirbę 8 mėnesius ir jeigu ne Palucko epopėja, patikėkit manim, būtų vasara praėjusi ramiai, jie būtų susirinkę, susidėlioję planus ir ramiai toliau dirbę. Ir nebūtų niekas, net paukščiukas suskambėjęs. Bet dabar yra labai gudriai, protingai ir aš tiesiog noriu atkreipdėmėsi, kad jūs atkreiptumėt dėmesį, kaip yra formuojamas naratyvas. Kaip šalyje tu sugebi primesti vieną ar kitą naratyvą, kad žmonės juo gyventų ir tikėtų, užprogramuoti žmonių sąmonę. Tai dabar yra programuojama iš esmės žmonių sąmonė, kad Vardan Lietuvos yra vertybiniai, jie niekada nenorėjo dirbti su Nemuno aušra ir gavosi kaip gavosi ir ne jis prievartavo, o moteris buvo su labai trumpa suknele. Ką mes turime užfiksuoti? Socialdemokratai susitinka su Nemuno aušra, socialdemokratai pasako, kad jie norės Seimo pirmininko posto, Skvernelis gauna signalą, Skvernelis supranta, situacija baigėsi, jie turi 14 balsų, jų yra per mažai, netgi jeigu jie turės vieną ar kitą ministeriją, kad jiem verta būtų šitą žaidimą žaisti, ar ne? Skvernelis praranda postą, jie praranda regimybę ir jie turi tokias ministerijas, taip, inovacijų ministerija yra gera visais atžvilgiais, energetika yra vėlgi svarbi, sprendžianti daug dalykų, bet politiniam kontekste tai truputį, net netruputį, o smargus nusileidimas ant suolo. Ir demokratai tai daro labai logiškai. Jie mato Skvernelio augimą, jie mato jo stiprumą ir mato jį kaip stiprų konkurentą. Nesvarbu, kad pagrindiniai konkurentai čia yra liberalai, ar ne? Jiem jisai irgi neduoda ramybės, taip sakant, nes nežinia, kur eis balsai krentantis nuo socialdemokratų, nes mes suprantame, kad tos 4 metus visko bus, 3 metus dabar jau. Ir jie paima iš jo postą ir tada jisai tampa vertybinis. Ir dabar yra kuriamas naratyvas. Jie išeina ir vieną žinutę projektuoja, kad žiūrėkit, mes niekada nenorėjom dirbti, mes čia prieš, Žemaitaitis labai blogai, mes čia su juo gėrėm arbatą, bet čia nesiskaito, mes kartu priiminėjom programą, mes pasirašėm koalicijos sutartį, mes darėm dalykus, bet tai nesiskaita, tai buvo miražas, jums visiems pasirodė, mes visada buvom už dalykus. Ir tai parduodama labai neblogai, tai aš tiesiog noriu, kad jūs užfiksuotumėte tai. Viena iš pagrindinių pamokų, kurią aš praeitą kadenciją išmokau, kaip skiriasi
Ir man tai buvo labai įdomus fenomenas, kai aš prisijungiau prie Tėvynės sąjungos bendruomenės ir, tu žiūri, kai tu sėdi kabinetuose, kai kuriuose yra priimami sprendimai. Aš kai kuriuose, sakykime, buvau kabinetuose, nebuvau, kur priimami ten jau mažesnė buvo žmonių būrys, kuris tai priiminėjo, bet platesnėme kontekste aš matydavau tai ir tu matai, kaip tai atrodo viešoje erdvėje. Tai, kas paskui buvo sakoma, kad, kaip blogai Tėvynės sąjungai su komunikacija, ar ne? Aš tiesą pasakius, nemačiau, kam gerai. Lietuvoje aš nemačiau, kas užsima gerai krizių komunikacijai ir pardavimu naratyvų. Aš žinau kelius žmonės, kurie to užsima, kurie tikrai labai protingi ir visa tai, bet aš nematau, kas iš tikrųjų patekęs į tokią vieną ar kitą krizę, komunikacinė iš jos išplaukė bent kažkaip gerai, taip kaip jie mėgsta visi mokinti. Ar tai mėgsta mokinti politikai, kitus politikus, kaip reikia išeiti viešųjų ryšių krizės, ar influenceriai, kurie irgi labai pamokina vis dar politikus, kaip jiem reikia spręsti klausimus, bet kaip patys joje atsiranda, tu sėdi. Wow. Ir tu galvoji, velnias. Tai tiesiog prisiminkit, jūs tikrai prisiminsit visus tuos epizodus, apie visus influencerius tame tarpe kalba. Ir apie kitus žmonės, ir tuos pačius viešų ryšio agentūras, kai jos papuola ir ten tų visų patarėjų ir visų šitų. Bet čia kita diskusija. Tai ką aš noriu, kad mes užfiksuotumėm. Vienas yra gyvenimas, kitas yra viešoji erdvėj, tai kaip žmonės tai priima ir kaip žmonės susidėlioja galvose. Patikėkit manim, tai yra du skirtingi dalykai. Realybė ir kaip tai žmonės susidėlioja galvose. Ir užprogramuoti tai yra labai nesunku. Tai aš supratau. Jeigu tu tuo rimtai užsimi ir profesionaliai tai darai. Tai Nemunu, tai vardan Lietuvos šiuo metu tai profesionaliai labai gerai daro. Po metų, atkreipkite dėmesį, nieks neprisimins, kad jie buvo koalicijoje, kad jie turėjo tokį epizodą, jie prisimins, tai žmonės po metų prisimins vieną dalyką. Vardan Lietuvos, suprasdami, kad jie negali dirbti su Nemuno aušra, nutarė, kad koalicija turi pasibaigti. Buvo kažkokia Palucko istorija, kažkas su Palucku, viskas bus pasibaigę, bylos bus, nežinau. Jeigu ir nepasibaigusios, tai kažkas su jom ten vyks, ten teismai, kažkas, bet iš principo ten visi bus jau pamiršę. Ir visi prisimins tik vieną, kad Skvernelis, kandidatas į prezidentus, tikrai gerai, vertybiškai atstovėjo opoziciją ir jis negalėjo dirbti su Nemuno aušra. Tai prisiminkite tai, pamatysite ir tai, kas vyksta šiuo metu ir kaip yra Sinkevičius ištraukiamas, ar ne, jis visada buvo prieš. Visi buvo prieš, atkreipkite dėmesį, bet visi valdžioja. Tai tikrai labai geras žaidimas ir po metų mes įvertinsim rezultatus, ar taip ir yra. Kitas dalykas, ką aš noriu, kad mes atkreiptumėm dėmesį, tai yra prezidento pasakymas. Prezidentas išeina ir pasako tokį šauna įdomų. Jisai pasako, kad jeigu paaiškės, kad teisėsauga kaip nors kišosi į socialdemokratų pirmininko rinkimus, tai lieks galvos. Prezidentas neišeina ir nekalba to niekada atsitiktinai. Tai yra žinutė ir savęs tam tikras pasivakcinavimas, kad jeigu kas nors pasirodytų, o panašu, kad reiškia, kad kažkokia informacija pas jį yra ant stalo ir jisai po biškį užbėgdamas įvykiam už akių, jeigu kartais ką, aš sakiau, kad čia viskas, mano pirštų antspaudų šiandien nėra. Tai aš tiesiog noriu, kad jūs atkreiptumėte tai dėmesį, tai yra pakankamai svarbu, manau, ateities procesam. Šitą istoriją dar gali išlysti. Aš tiesiog noriu, kad būtų taip sudarduoti šitie prezidento žodžiai. Pasižiūrėsim, ar tai pasitiks ar ne. Ir dabar prie Jungtinių Amerikos valstijų imperijos. Apie mūsų savaitės tema. Savaitės tema, taip kad prie koalicijos mes dar grįšim, kai jinai bus sudaryta, daug dalykų panagrinėsim, nes čia, tiesą pasakius, pasižymėjau daug, bet noriu į tą temą nueiti, nes paskui tiesiog jau jums bus neįdomu klausyti.
Tai eikim prie šitos temos, o koaliciją mes išnarpliosim chirurgiškai visą tai, kas atsitiko, kai jie susitars ir susidėlios. Jungtinių Amerikos valstijų imperija. Jungtinės Amerikos valstijos užsienio politikoje ir vidaus politikoje yra imperija. Imperija, kuri iš esmės kitokio tipo, 20-ojo amžiaus tipo, ne 21 amžiaus, 20-ojo amžiaus, 21 amžiui bus kitokios imperijos. Čia klausimas, ar tai bus valstybės ar bendrovės, kurios laimės dirbtinį intelektą, bet čia yra kita diskusija. Tai yra naujo tipo 20-ojo amžiaus imperija, skirtingai nuo ankstesnių, kaip mes jas įsivaizduojam. Imperija turi tokį tokią blogą emociją ir mums atrodo, imperija yra blogis. Na, imperija yra natūraliausia valdymo forma, tiesą pasakius. Jeigu mes paimam žmonijos istoriją, kaip žmonės reguliuodavo savo buvimą valstybėse, tai valstybė kaip tokia tautinė valstybė, jinai atsiranda po Prancūzijos revoliucijos, realiai išsikristalizuoja dar vėliau, ar ne, ir tai, ką mes vadiname mūsų dabartinė samprata, ar ne, ten Prancūzija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Estija, tai labai nauji fenomenai, ar ne? Nauji ir tuo pačiu metu turi tam tikrą istorinę konotaciją, bet iš esmės labai nauja samprata, realiai pradėjusi formuotis po Prancūzijos revoliucijos, kai atsiranda tautinis tam tikras mąstymo tipas. Istorija visa tai buvo imperijų istorija. Imperija yra natūraliausia žmonijai valdymo forma. Ir Jungtinės Amerikos valstijos yra naujo tipo imperija, bet imperija. Ir kaip jinai veikia? Kaip tai viskas funkcionuoja. Ir tai atsako, ir aš prieisiu prie Ukrainos, nes tai tiesiog atsako į klausimą, kodėl Jungtinių Amerikos valstijų imperija negali leisti Ukrainai pralaimėti. Negali sau leisti prabangos. Antrasis pasaulinis karas, tai, ką mes turėjome Jungtinėse Amerikos valstijose iki to, tiesiog formuojasi, Jungtinės Amerikos valstijos formuojasi, bet realiai jos tampa gale, kaip mes ją žinom, be jokios abejonės po Antrojo pasaulinio karo, kai jinai supranta Pirmo pasaulinio karo klaidas, kurią jinai daro, ir jinai sako, ne, dabar mes nebeišeisim iš Europos, nes po Pirmo pasaulinio karo mes išėjom ir viskas baigėsi tuo, ko baigėsi. Tai mes dabar būsime čionais ir mes prižiūrėsim dalykus. Ir prižiūrėsim dalykus platesnėme kontekste. Be abejo yra Sovietų Sąjungos imperija, tai yra Rusijos imperija kitų pavadinimų. Ir mums reikia sukurti kažką naujo. Ir kaip nekartą su jumis kalbėjom, Bretton Woodsas yra atskaitos taškas. Bretton Woods'e susikūrė pasaulio tvarka, kokią mes ją žinom ir pasaulis, kurį mes dabar priimam kaip natūralų. Ir jisai būtent baigėsi dabar ir mums kažkodėl atrodo, kad tai yra neįmanoma, kad tai baigtųsi, bet tai buvo sukurta 1944 metais Bretton Woods'e. Tos tarptautinės institucijos, kurias mes žinom, ta tarptautinė prekyba, kurią mes žinom, doleris kaip rezervinė valiuta, kuri mums tiesiog jau natūraliai priimama ir suprantama ir panašus dalykai. Ir logika, kad Jungtinės Amerikos valstijos visur dalyvauja, ar ne? 3 svarbiausi dalykai. Bretton Woods'e sukuriama institucijos, doleris kaip rezervinė valiuta ir tarptautinė prekyba. Jungtinės Amerikos valstijos rūpinasi, kad pasaulis būtų atidarytas, kad pasaulis prekiautų. Ir nors pačios Jungtinės Amerikos valstijos, jų dalis prekyboje savo nuo BVP yra labai maža. Viena mažiausių jinai rungiasi su Afrikos valstybėmis. Jungtinės Amerikos valstijos praktiškai neprekiauja su likusiu pasauliu. Jinai yra labai izoliuota gale. Jinai tai daro kitaip. Ir mes tai aptarsime kaip. Čia labai svarbu suprasti. Po Bretton Woods'o mes turime tokią ganėtinai tai, kas dabar būtų pavadinta kairioji politika Jungtinėse Amerikos valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra aukso amžius darbininkams. Ir aš čia visada pasitelkiu Simpsono alegoriją. Visi jūs esate Simpsoną
Ir Simpsonas yra bičas, kuris loseris, ar ne? Jums pasakoju apie tai. Loseris, kuris dirba fabrike, kažkokius mygtukus spaudo atominiai ten, imituoja, kad dirba, ar ne? Ir tai yra puikia analogija Amerikos valstijų nuo 50 iki 80 metų, iki realiai 90, iki Reigano atėjimo. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, kuriuose tu eini į darbą ir tavo žmonai nereikia dirbti. Tu gali išlaikyti vienas eidamas į darbą 3 vaikus, ten dar vienas ir aš net nežinau vardo, ten 3. 3 vaikus, turėti automobilį, turėti namą ir visa tai yra iš vieno tavo algos. Tai yra Jungtinių Amerikos valstijos tokio, kokią prisimena amerikiečiai. Kodėl jie yra pikti? Dėl to, kad jie prisimena tą auksinį laikotarpį. Tai yra jų vaikystė. Taip jie įsivaizduoja sėkmę ir taip jie įsivaizduoja tai, su kuo jie išaugo visi. Ar ne? Namas, tėvas važiuojantis į darbas, juos auginanti mama, broliai, seserys, viskas ramu. Kas atsitinka? Po kelios krizės sutapo. Tai pradeda po biškį pradeda augti infliacija 80-aisiais ir įvyksta Izraelio karas. Ir arabų šalis pradeda kelti naftos kainą, šantažuodamos vakarus. Įsisuka spiralė vakaruose infliacijos, kurie skatina energetiniai ištekliai ir apskritai tas gyvenimo būdas, kuris buvo labai labai geras. Ir į valdžią ateina tokie žmonės kaip Margaret Thatcher ir Reiganas. Jie kūrė neoliberalizmą ir tai, ką mes turėjome ilgą laikotarpį ekonomikoje. Ir kas atsitinka dar? Kissingeris su Nixonu perkalba Kiniją, Kinija ateina į Jungtinių Amerikos valstijų pusę ir po 10 metų Sovietų Sąjunga žlunga. Ją sugriovė ne Kissingeris, ją sugriovė visi, nes dažnai pateikiama, kad Reiganas sugriovė Sovietų Sąjungą. Tai žymiai daugiau ją sugriovė Nixonas savo sprendimais. Ir Kissingeris sėdėdamas už jo. Bet tam prisidėjo visi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentai, negali tai pasakyti. Ir Sovietų Sąjunga žlunga. Ir atsiranda toks dalykas, logika, kurį pasako Fukuyama, kad pasaulio pabaigos istorija. Jo supratimu laimėjo, tiksliau, jisai nesako, kad šiandien, bet palaipsniui įsigalės, nes aš noriu apginti Fukuyama, man biški jo gaila to puolimo, kaip visiems madoja yra pulti jį, kaip jisai kvailai sakė. Jis truputį platesnį turėjo kontekstą, kad tai laiko klausimas, kai tai atsitiks, bet kad tai formuosis. Ir kad ta liberali demokratija ir kapitalizmas, jisai yra laiminti forma, ar ne, natūraliausia žmonijai ir dėl to ją priims anksčiau ir vėliau visi, kai pasieks tam tikrą išsilavinimo lygį. Ir kai Sovietų sąjunga žlunga, iš esmės Jungtinės Amerikos valstijos lieka vienintelė galia pasaulyje. Vienintelė galia pasaulyje ir jinai sugeba formuoti naratyvą. Koks yra svarbiausias, didžiausias imperijos, stipriausias imperijos stiprumas yra, kad jinai geba primesti naratyvą. Vienaip ar kitaip. Iš pradžių ginklu, po to žmonės susitaiko ir per kokius ten 10-20 metų jie pradeda gyventi tame naratyve. Jie to imperijos primetamuose naratyvuose. Istorijos supratimo, pasaulėžiūros supratimo ir visų kitų dalykų. Tai Jungtinės Amerikos valstijos tobulai jį primetė. Kad, tai yra natūralu, ar ne? Taip kaip mes turime savo taisyklės, jos yra natūralios. Ir jeigu ten yra blogietis, jis yra blogietis dėl to, kad jisai nežaidžia pagal mūsų taisyklės. Ir mes neprimam jo naratyvo. Jo naratyvai yra klaidingi. Teisingi, tiesiog natūralūs yra mūsų naratyvai. Tai čia yra imperijos galybė. Nes tu ilgai ginklų neišlaikysi, tu turi primesti naratyvus. Ir Jungtinės Amerikos valstijos savo minkštąją gale tai puikiai darė. Kinas, politika, tiesiog visi absorbavosi ir visi priėmė tai. Visi tai valgė ir visiems tai patiko ir visi tame naratyve gyveno, ar ne? Prekyba, kiti dalykai ir visi dalykai. Ir kas atsitinka, kai
pradeda formuotis nuo Reigano, bet visiškai įsigalėja, kai žlunga Sovietų sąjunga. Tai tos Jungtinės Amerikos valstijos, kuria ta Simpsono epocha, ar ne, kur eina, dirba vienas fabriko darbuotojas, aš noriu tai dėmesį, tai yra pramonės Jungtinės Amerikos valstijos. Jungtinės Amerikos valstijos remiasi savo pramonę, savo darbo vietomis, tomis, kaip mes įsivaizduojam žmogus einantis į fabriką, ar ne, kietomis darbo vietomis. Tai yra pramonė, tai yra, tokie rimti darbai, ar ne, vyriški rimti darbai. Moteris sėdi, gamina maistą ir ten, bet jo algos užtenka, kad jie turėtų namą, du automobilius, keliautų ir visi tie dalykai. Nes Simpsonas kažkur irgi ten važiuodavo vis. Ir kas atsitinka? Tai po biškį pradeda keistis. Ir Jungtinėm Amerikos valstijom likus vieninteliai imperijai, laimėjusiai imperijai, kurie primeta naratyvus pasaulyje, po biškį atsiranda naujas dalykas. Naujas dalykas, kuris vadinamas finansų sektorius. Finansų sektorius, kuris po biškį užiminėja vietą. Finansų sektorius yra pakrantės, East Coast, West Coast, ar ne, didieji bankai, didieji sektoriai, ir tai yra žmonės gyvenantis iš tokių, ne profesijų, kurios yra ne apie fabrikus, ar ne, tai yra vadyba, vadybininkai visokių reikalų, tai yra finansų sektorius, tai, kas dabar vadinama bitkoino prekyba ir visi kiti dalykai. Finansų sektorius po biškį užiminėja vietas. Ir kad mes palyginumėme, pramonė Jungtinių Amerikos valstijų ten 700-800 sudarė 40% BVP Jungtinių Amerikos valstijų, šiuo metu apie 10%. Tuo tarpu finansų sektorius yra virš 20% šiuo metu. 20%. Ir kas atsitinka? Kai pinigai, ir čia yra Piketty, yra gerai pasakęs, gerai pastebėjęs, finansų sektoriuje augimas visada bus didesnis ilguoju laikotarpiu. Gali būti svyravimai, bet ilguoju laikotarpiu finansų sektoriuje augimas visada bus didesnis negu pramonėje. Ir ką tai reiškia? Elitas pradeda matyti, kad ten yra galimybės ir nori, kad jų vaikai būtų ten, finansistais, vadybininkais, CEO ir visokiais kitais dalykais. Bet niekas nenori, kad jis būtų ten fabriko kietas bičas, eitų į darbą ir kaltų metalą. Ir taip po biškį formuojasi nauja logika mąstymo. Tu baigiai mokslus, tau reikia eiti, į kur? Būk, studijuok vadybą, ten kalk pinigus su finansais, ką nors ten finansistas, būk bankininkas, ar ne? Ir prekiauk visokiais ten dalykais, kurių jau po to susigalvoja gerai ten bankų sektorius, kas baigėsi 8 metais. Ir taip formuojasi naujas elitas. Besiremiantis finansais. Ir toks elitas, jis mąsto truputį kitaip. Pramonė jinai pririšta prie vietos. Tu pririštas prie vietos, tu čia gamini prekę, ar ne? Tu ją gamini, tu eini, tau reikia ten, kad tu logistiškai atsiveži kažką ką tau reikia apgaminti tą prekę, tu ją gamini, tada kažkur veži ir pramonė yra toks sudėtingas tuo požiūriu dalykas. Tuo tarpu finansai, jie juda po visą pasaulį. Atsirado galimybė tenais, atsivėrė dabar Kinija, važiuojam tenais, judinsim tenais, nes ten yra augimo didelės perspektyvos. Ir judam. Atsirado Rytų Europą, metam pinigus tenais, investuojam, užauginam, pasimsim, išsivešim. Ir tiesiog kapitalas yra takus, pavadinkime taip. Ir jisai juda. Ir taip po biškį tas judantis kapitalas keičia pasaulį. Tiesą pasakius, net mano akise. Kai aš gyvenau jaunystėje futbolu, sportu. Sportas, patikėkit, manim buvo kitoks. Aš dabar kalbu kaip koks senukas, bet jisai buvo kitoks. Jisai man buvo... Aš sėdėdavau ir aš matydavau kitą logiką.
dabar tas pats sportas yra labai, tai yra vieni finansai. Atėjo dėdės, susipirko iš pradžių Premier lygą, nes ten labai, Britai yra sukūrę reikalų finansų sektoriui, kaip viską slėpt gerai didėjam arabų visokiem šeicham. Tai man Britanija šiuo metu yra pavirtusi vieną didelę tokią offshorinę skylę su visom savo ten salom. Tai jie iš pradžių ateina Premier lygą, po to kitas sporto šakas ir tai yra pats geriausias pavyzdys, kad ta tokia, labai sektorius, kuris iki Bosmano taisyklės atrodė iš viso. Tai yra apie sportą, ar ne? Sportas, ta prasme. Dabar tai yra visai kitokia logika. Ir tai yra geras pavyzdys to, kaip viskas tapo finansų sektoriumi. Nekilnojamas turtas atėjo laikas, kai instituciniai atėjo nekilnojamo turtą ir dabar jo sunku įsigyti ne tik dėl visų kitų priežasčių, bet vienas iš priežasčių dėl to, kad tai ateina dideli finansiniai instrumentai, kurie ten investuoja kapitalą. Tai mes matome viso viešojo lauko finansifikaciją. Visur dominuoja finansai. Bet atkreipiu dėmesį, kodėl labai turtingi žmonės, jeigu atkreipia dėmesį, toks lyrinis nukreipimas vienai minutiai, galbūt bus įdomu. Aš bandžiau suprasti, kodėl tiek daug savininkų keičia komandas. Kodėl atkreipti dėmesį, kaip NBA vyksta dalykai, futbole, tokie labai dideli žaidėjai perka komandas, investuoja ir tiki. Aš žinot kodėl? Dėl to, kad jie ruošiasi dirbtinio intelekto epochai. Nes milijonieriai to nežino, bet milijardieriai žino, kad dirbtinio intelekto epochoje žmonės norės tikrų emocijų. Ir kur tu gausi? Tu viena didžiausių pelnų bus tokios sritys kaip sportas. Tu nenorėsi žiūrėti į dirbtinį Dončičių, tu norėsi žiūrėti į prisijauginusi pilvą, klystantį ir nesiginantį Dončičių, o ne dirbtinio intelekto Dončičių, kuris ir ginasi, negeria alaus, dėl to yra super plonas ir deda iš viršaus kiekvienoje atakoje. Tai žmonės to nenorės, žmonės norės tikros emocijos. Ir sportas yra viena iš tų sričių, kur dirbtinis intelektas niekaip to nepaims. Tu nesuimituosi tų dalykų, tikrų emocijų. Ir tai yra labai gera investicija ateičiai. Tai dideli dėdės, jie tiesiog ruošiasi ateičiai ir to, kas mūsų laukia. Bet dabar grįžtam prie gyvenimo. Mes matome pasaulio finansifikaciją, tai kapitalo daug. Ta situacija atsiranda iš to, kad yra baby boomerių karta. Ir baby boomeriai, žmonės gyvena 3 gyvenimo ciklais. Čia Peteris Zienas turbūt, jeigu didelė dalis iš jūsų žinot, labai teisingai pasakęs. Iki 30 kažkur 5 metų žmogus vartoja. Tai yra vartojimas. Tai, tu perki pampersus, eini į mokyklą, tau reikia nuvežti vaikus į mokyklą, benzinas, dalykai, 5 poros džinsų ir visi kiti dalykai. Kai 35 metų žmonės vartoja. Ta grupė parodo, koks bus šalyje vartojimas, ar ne? Kiek yra žmonių nuo 0 iki 35 metų. Nuo 35 metų iki 60 metų jau tu pasigimdai vaikus, čia jau biški ne šios dienos, tu pasigimdai vaikus ir jie po biški pradeda išeiti iš namų, jiem jau tu išleidi mažiau ir tu pradedi galvoti apie senatvę. Tai žmogus nuo 35 iki 60 taupo. Tai kiek yra toj žmonių grupiai žmonių, priklauso kokie bus bankų palūkanos, kokios bus, dėl to, kad jie suneš pinigus į bankus ir kokios bus akcijų kainos, dėl to, kad tie žmonės tiesiog bus investavę į akcijų biržą. Jie pradeda taupyti senatvėj, ar ne, nuo 35 iki 60. Tai paskutiniai 30 metų buvo tie, kai baby boomeriai, jie turėjo nuo 35 iki 65, didžiausia žmonių grupė istorijoje, didžiausia karta istorijoje, jie taupė. Dėl to kapitalo pas mus pasaulyje buvo labai daug. Tiesiog jo buvo daug. Ateityje, kai baby boomeriai pradeda išsiminėti savo senatvės pensijas, atspėkit, kas bus su akcijų biržomis, kas bus su bankų palūkanom ir kitom. Tiesiog tų pinigų nebus tiek daug, kiek jų yra dabar.
Ir tų pinigų tiesiog buvo labai daug. Jie buvo kišami visur. Kaip sakiau, nuo sporto komandų iki Rusijos, Kinijos, kur tik įmanoma. Ir ta imperija, tas finansų sektorius pradeda dominuoti Jungtinėse Amerikos valstijose. Rytų pakrantė ir vakarų pakrantė. Ir tas sektorius, kurį mes anksčiau žinojom, jisai tiesiog dingsta. Jame daug mažiau reikia darbo, ar ne, nes tu pinigus stumdai, tau nereikia tokio fabriko išlaikyti. Fabriką tu gali perkelti tiesiog į Kiniją. Tenais pastatyti, ten bus pigi darbo jėga, jį finansuoti pinigų yra daug ir tau nereikia čia Jungtinėse Amerikos valstijose visokios profsąjungos, algos didelės, žmonės su nuomonė. Kam to reikia? Ten yra vergų. Tengi komunizmas. Ir taip uždominuoja finansų sektorius. Ir tai tampa politika ir aš suprantat, kur vedu. Demokratai yra finansų sektorius, respublikonai dabar yra, nes kartais tai keičiasi, respublikonai dabar yra ta pramonė. Iš čia atsiranda Trumpas yra tos pramonės atstovas. Kad pradėta sverinėti finansų sektorių. Finansų sektorius yra liberalus, visada jisai nori judėjimo, jam nesvarbu tie visokie ten žaidimai, geopolitika, nacionaliniai interesai, jisai nori investuoti ir taip spręsti. Ray Dalio, ar ne? Logika ir mentalitetas. Ir ką mes turim? Šitas modelis veikia prie vienos sąlygos. Pasaulis prekiauja. Pasaulis yra atviras, pasaulis leidžia judėti kapitalui ir pasaulis prekiauja tarpusavį. Tai, ką mes dabar vadinam globalizmu. Ar ne? Ir tai veikia iki to momento, kas čionais yra svarbu. Čia dar yra svarbu, kad viso to pagrindas yra doleris. Doleris yra rezervinė valiuta. Doleris yra tai, kuo tu atsiskaitai. Iki 71 metų doleris buvo paremtas auksu pagal Bretton Woods susitarimą. Nuo 71 metų dolerių yra jau tiek, kad aukso trūksta Jungtinėm Amerikos valstijom. Ir prancūzai juos trolindami sako, žiūrėkit, mes dabar čia laivas išplaukia Jungtinės Amerikos valstijas, mes jums duodam dolerius ir pasimam aukso tiek, kiek čia mums reikia, kiek čia jūs turite atsiskaityti. Ir Jungtinės Amerikos valstijos žino, kad jos neturi tiek aukso. Ir prancūzai tai žino. Ir jie supranta, kad prancūzai jos trolina. Ir spaudimas toks didelis viso šito finansų sektoriaus, kad tas pats Nixonas, jisai atskiria dolerį nuo aukso. Ir doleris tiesiog tampa popieriumi, kuriuo žmonės pasitikė, nes už to stovi Jungtinės Amerikos valstijos. Yra JAV, jos yra super galingos, jos viską gali, jeigu ten kas nors neklauso jos naratyvo, jos nueina ten, išsprendžia klausimą kaip reikia ir jos tiesiog dominuoja, jų naratyvas dominuoja, jų supratimas ir pasaulio logika dominuoja, jie yra stipriausi, jų laivai yra patys stipriausi, nuplauks, tada pakils, bombarduos, viskas, fantastika. Ir tai veikia, kol tu pasitikė dolerį ir kol tu žinai, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra super galingos. Tas turi funkcionuoti. Ir kas vyksta toliau? Kai tu turi dolerį kaip rezervinę valiutą, jeigu tu esi Japonija, Rusija, Kinija ar bet kas nors, kas prekiauja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ar ne? Viena ar kita forma. Nes tu veži ten prekes, už tai gauni dolerius, ką tu darai su tais doleriais? Tais doleris yra ir patogi priemonė taupyti. Tu investuoji į Jungtinių Amerikos valstijų bondus, skolą. Tu perki jo skolą ir tu investuoji į jos akcijų biržą. Jungtinių Amerikos valstijos birža sudaro, kad aš jums nepameluočiau, apie 60% pasaulio kapitalizacijos. Tai Jungtinės Amerikos valstijos yra, kai žmonės investuoja į akcijas, Jungtinės Amerikos valstijose investuota 60%, daugiau gal virš 60 kažkiek procentų pasaulio kapitalo. Antra pagal dydį yra
Japonija ir į Japoniją yra investuota, tuoj pažiūrėsiu, kažkur buvau pasižymėjęs, Japonija yra 6%. Skirtumas. Kinija dar mažiau, keli procentai, 2 ar 3%. Visi investuoja į JAV, nes yra doleris kaip rezervinė valiuta. Nes visi tiki, kad šita imperija yra laiminti imperija. Jinai remiasi ant pasitikėjimo. Jinai nesiremia auksu, jinai nepasimė kitais dalykais. Doleris beje dabar remiasi, tiesą pasakius, jisai yra naftos doleris, nes jo galybė šiuo metu visų pirma yra tame, kad visi atsiskaitinėja už naftą doleriais tarpusavyje. O visiems reikia naftos, visiems reikia energetikos ir patogus atsiskaitimo priemonė yra doleris. Nes visi jų turi ir visi supranta jo tada kainą. Jie gali nueiti, už balerį tiek, važiuojam šitą naftą už tiek ir tada kokia Australija su Japonija, absoliučiai nedalyvauja Jungtinės Amerikos valstijos, bet jie tai daro doleriais, ar ne? Ir tada dolerių reikia visur. Nesvarbu, kad tai gali būti skaičiukas, jeigu labai supaprastintai paaiškinu. Ir šiuo metu doleris yra naftos pinigas, jeigu taip galima pasakyti, ne auksu, po 71 metų. Ir visa tai veikia iki tos logikos, kol visi žino, kad JAV yra nepamainoma. JAV yra nepamainoma. JAV yra ta galia. Ir kol vidutinio dydžio imperijos savo, mesdavo iššūkį, jos gaudavo atgal. Ir jos ilgai neišsilaikydavo, ar ne? Ir Jungtinių Amerikos valstijų naratyvas dominuodavo. Ir kas atsitinka su Putinu? Putinas iš esmės sako, žiūrėkit, visa šita sistema, visa šita logika yra muilo burbulas. Jinai yra popsas. Doleris yra popierius, o Jungtinės Amerikos valstijos negali ateiti ir kalti galvą ten, sprikto. Nes mes esam lygiai tokia pati galia. Nes mes turim naftą, nes mes turim atominį ginklą ir lelele. Ir mes einam, darom, ką norim. Mums nesvarbu, ką sako Jungtinės Amerikos valstijos. Ir taip yra griaunama, kas? Griaunamas naratyvas, ant kurios stovi imperija. O naratyvas yra, kaip ir sakiau, svarbiausia imperijos funkcionavimo sąlyga. Kol Romos imperijos gyventojai žino, kad Romos imperija yra Romos imperija ir jinai krauna visiems malkų, tol Romos imperija gyvuoja. Kai tu pamatai, kad Romos imperija plaukia, kas atsitinka? Barbarai, kiti dalykai, Neronai ir visi ten. Ir tu turi situaciją, kai Romos imperija pradeda slysti iš rankų. Visos imperijos turi savo ciklus. Čia tame ir istorijos dėsnis, kad imperijos, tamsiai istorija nevyktų, jeigu imperijos išliktų visą laiką. Imperijos turi augti, kristi ir ateiti naujos, jų vietose formuotis nauji dalykai. Aš nesakau, kad Jungtinės Amerikos valstijos baigėsi. Ne, aš kaip tik manau, kad 21 amžius bus ta vieta, kai Jungtinės Amerikos valstijos dar labiau sustiprės, nes visi kiti nusileis žemyn, o Jungtinės Amerikos valstijos kaip geopolitinė sala išliks stiprus. Ir jeigu man reikėtų investuoti, tai aš investuočiau Jungtinių Amerikos valstijų biržą, ar ne? O ne kur nors turbūt kitur. Bet pati logika, kad kažkas sugeba mesti imperijai iššūkį ir imperija negali į tai atsakyti. Tai griauna pačią logiką imperijos funkcionavimo. Ir tada žmonės automatiškai gali savo užduoti klausimą. Pala, o jeigu jam galima, man irgi galima. Jeigu galima Rusijai susitvarkyti kaip jinai nori, o kodėl Kinijai negalima? O jeigu Kinijai galima, kodėl negalima Indijai? O jeigu Indijai galima, kodėl negalima Japonijai? O jeigu galima Japonijai, o kodėl negalima Afrikoje ten ko nors? O jeigu galima Afrikoje, o kodėl negalima Europoje? Ar ne? Mes čia irgi turim imperijų senųjų, kurios šiuo metu prislopintos.
Nes, jau kas, bet mes Europoje tai tikrai turim ir mokam imperijas kurti, vidinės ir išorinės. Ir ką tai reiškia? Jeigu Rusijai būtų pavykę laimėti karą, jinai nelaimėjo karą. Reikia labai atskirti savokas, nes kartais, kai aš rašau ir aš matau iš komentarų žmonės, netai prima. Ką aš noriu pasakyti? Rusija nelaimėjo karą Ukrainoje. Rusijai tai nėra tikslas. Susitarti dabar užimti kažkokias teritorijas, apie ką mes šnekam. Mes pakalbėsim apie Rusiją beje sekančiai mūsų laidoj. Panalizuosim, kas vyksta ten, apie tą pergalę pralaimėjimą. Padarysim, nenoriu čia darinėti temos. Bet jinai gali pardavinėti naratyvą vieną paprastą, kuris yra iš dalies teisus. Jungtinės Amerikos valstijos tai nelaimi. Jungtinės Amerikos valstijos neprimeta valios savo čionais. Ir Jungtinės Amerikos valstijom, kas be būtų prezidentas, šitą klausimą reikia išspręsti taip, kad tu vakaruose galėtum parduoti, kad žiūrėkit, vakarai čia nepralaimėjo, nes vakarai čia suprantama Jungtinės Amerikos valstijos. Nes jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pralaimi Ukrainai, to kaina yra griūvanti jos imperija, kuri šitaip susikurta. Tai ne apie vieną ar kitą teritoriją, tai apie visus finansus, nes ką reiškia, jeigu pasaulis atsisako dolerio. Doleris šiuo metu yra pats svarbiausias resursas Jungtinių Amerikos valstijų, jie turi skolą, čia legendinis, taip čia visi mėgsta šitą popsą varyti. Tai ta skola nėra didelė, jeigu visiems reikia dolerio, jokių problemų su tą suvaldyti. Bet jeigu vieną dieną visi atsikelia ir pasako, žiūrėkit, prie ko čia JAV? Prie ko čia JAV? Mes čia tvarkysimės, kaip mums reikia. Staiga JAV sumažėja iki labai mažo dalyko. Ir kodėl yra taip trolinama JAV, kai sakom, net BRICS šalis, atsiskaitysime tarp savo valiutomis. Jie supranta, ką jos daro. Realiai tai nevyksta, nes visi nori dolerio, visi toliau taupo doleriais, visi investuoja į tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas, tik atsisako jų skolų, bet į tą pačią biržą toliau juda ten visokių pinigų. Bet jie taip griauna, tai ant ko stovi JAV. Nes JAV stovi ant to, kad doleris yra rezervinė valiuta. O doleris rezervinė valiuta remiasi tuo Jungtinių Amerikos valstijų galios projekcija. Ir jeigu tos projekcijos nėra, tada kyla klausimas dėl paties dolerio. O jeigu kyla klausimas dėl paties dolerio, patikėkit, Jungtinės Amerikos valstijos negali savo to leisti. Dabartinę savo formą. Jom reikėtų labai daug dalykų pakeisti, jom reikėtų paklausti, kas tai yra finansų sektorius pas juos, ar tai nėra burbulas, ar Teslos akcijos kainuoja tiek, kiek jos kainuoja dėl to, kad Tesla yra tokia gera mašina ir visi jos nori, ar Teslos akcijas kainuoja dėl to, kad visi nori investuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, nes visi turi pinigų ir jie galvoja tik tai apie tenais investuoti ir jie tiki, kad Elonas Muskas sukurs sekančią dar mašiną dar geresnę. Tai labai daug paremta, suprantat, tokiais dalykais, o šiuolaikinė ekonomika yra psichologijos mokslas, netgi ne finansų, mano įsitikinimu. Tai yra tai, kai žmonės galvoja, o ne tai, kas yra parašyta popieriuje. Ir tai gali labai greit sužlugti. Ir dėl to, kas be būtų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, jeigu jis ateina ir pasirašo po pralaimėjimo orderiu, taip, Ukrainai tai yra skaudu. Bet tai yra skaudu Jungtinėm Amerikos valstijom, po 5-7 metų labai. Tu dar gali parduoti, kad iš Afganistano bėgam dėl to, kad mums ten neįdomu, nesvarbu, ne mūsų karas, atvažiavam ten kažką. Jungtinės Amerikos valstijos Afganistane išleido, patys nesugeba suskaičiuoti, vienur rašoma 1 trilijoną, kitur vos ne iki 2,5 rašo trilijonų, nesuskaičiuoja pinigų. Tokių. Tai nieko savo nebuvo svarbu, kažkas neblogai užkalė pinigo, bet kame logika, tai įsivaizduokit, jeigu tokią sumą būtų gavę Ukraina, ar ne, Ukrainai sakai, žiūrėk, kovai su Rusija tau 1,5 trilijono. Žinant ukrainiečius, jie būtų dabar Maskvoje.
Tai Afganistanas pralaimėtas, bet tu dar tą gali parduoti. Ukraina, tai jau yra Europa, tai jau yra arti, pavadinkim, ir tai yra sunkiai parduodama. Ir tada pradės kilti klausimų. Ir Jungtinės Amerikos valstijos to sau neleisti negali. Dėl to, kas bebūtų JAV prezidentas, jisai bus priverstas žaisti, tuose rėmuose, kad Ukraina nepralaimėtų. Kad tai būtų galima parduoti laikraščiuose, mums visiems, kad Jungtinės Amerikos valstijos viską sutvarkė kaip visada ir viskas. Tai bus ir ateityje. Ramiai kaupkime dolerius, pirkim akcijas jų įmonių ir viskas tik tai auga. Taip, Jungtinės Amerikos valstijose, tiesą pasakius, čia dar kitas klausimas. Kaip Jungtinės Amerikos valstijos susidėlios tas finansų sektorius, kuris šiuo metu dar dominuoja, bet grįžta ir pramonės, aš sakau, man Trumpas ir respublikonai šiuo metu yra tos pramonės pusės atstovai ir jie po biški pradeda versti tą, istorijos lapą ir sodinti ant puodo tuos finansų sektoriaus žmonės ir tai yra vėlgi kitas dalykas. Užsidarinėjant pasauliui, kapitalas nebegalės taip laisvai judėti, jam reikės, tas augimas nebebus toks spartus, kai tu turi, investuoji ten, paaugo, ten numetei, ten Indonezija, dabar Kinija, jis nebegalės taip judėti ir vėl čia bus nauja logika. Ir tas pramonės sektorius pabiški gali grįžti. Vėlgi priklauso, kaip atrodys dirbtinio intelekto era, kas tenais bus laimėtojas, kaip atrodys apskritai gyvenimas toje epochoje. Čia nauja utopija besiformuojant, tai taip pakeis biški istorijos tėkmę. Bet logika tokia. Ir Trumpas, ar Bidenas, ar bet kuris, jie žaidžia tose rėmuose. Nes tai kainuoja Jungtinėm Amerikos valstijom. Ne tai, kad jos, jeigu kas pabėgs kaip iš Afganistano ir užsidarys ir viskas gerai. Ne, mes europiečiai pradėsim labai daug klausimų uždavinėti Jungtinėm Amerikos valstijom. Ir dabar dar viską galima sudėti, kad, čia europiečiai nedaro. Tai man labai patinka, kai Bidenas buvo, tai viską darė blogai Bidenas. Bet kai laimėjo Trumpas, tai trumpistų pusėje viską daro blogai europiečiai. Tai Europa ir yra pasodinta ant puodo Jungtinių Amerikos valstijų tam, kad jie nieko nedarytų ir kad mes būtumėm, tam tikri vartotojai ir pirkėjai jų paslaugų, ar ne? Jeigu tokia analogija paėmus, istorinė analogija, tai ciklas. Tai mes esam senovės Graikija. O Jungtinės Amerikos valstijos yra senovės Roma. Ir pas mus gimė visos idėjos, visa logika, visos ideologijos, visas mąstymas, logika apie valstybę. Visą tai, kaip mąsto žmonija, gimė Graikijoje, per Trojos karą, ar ne, Trojos karas. Ir Homeras sukuria mūsų supratimą, kaip mūsų visas istorijas, kurias mes savo pasakojam, tos naratyvus, skirtingai nuo likusio pasaulio, nes Kinija užduoda savo kitus tiesiog klausimus. Ir tos civilizacijos, kurios nebuvo paliestos Graikijoje, jos neturėjo Homero tos logikos. Ir mes esame senovės Graikija, o Jungtinės Amerikos valstijos senovės Roma. Ar ne? Bet senovės Roma irgi turėjo klausimų savo. Jinai galėjo funkcionuoti tol, kol visi žinojo, kad tai yra stiprioji galis. Ir Jungtinės Amerikos valstijos nenori to pakartoti. Jai reikia, jinai negali sau leisti Rusijos pergalės. Aš kartojuos, nes Rusijos pergalė reiškia Kinijos pergalė, o Kinijos pergalė reiškia domino efektą ir byrėjimą visur visko. Ir kai subirės viskas, Jungtinės Amerikos valstijos gyvens saugiai. Bet ar jos galės sau leisti gyventi prabangiai kaip dabar? Labai didelis klausimas, jeigu Europos, pavyzdžiui, pensijų fondai išeitų iš Jungtinių Amerikos valstijų biržos, jeigu arabai iš ten išeitų, jeigu iš ten išeitų Japonija, išeitų Kinija galutinai, kaip atrodo Jungtinių Amerikos valstijų birža.
kaip atrodytų jų gyvenimo kokybė Jungtinių Amerikos valstijų ir kaip jiems sektųsi aptarnauti savo skolą. Staiga tai, kas dabar yra visiškai valdoma, per 5 minutės pasirodytų visiškai nevaldoma. Ir čia yra labai plonytė raudona linija. Tiek šiam kartui.